tai reiškia raktai? Jeigu įsivaizduoti, kad yra patalpa, kurioje yra daug dalykų, kuriuos tu gali naudoti, kuriuos tu gali pažinti, bet kad į tą patalpą įeiti reikia mažų dalykėlių, 1, 2 ar 3 raktų. Ką tai reiškia? Raktas Dievo karalystės paslaptis, kuris suteiks tau galimybę prie didesnių resursų, prie didesnių dalykų. Todėl raktai yra be galo svarbus. Nežinau, mano bute yra durys, kur reikia 2 raktų. Yra dalykai, šiandien aš pasidalinsiu 3 raktais, iš kurių 2 skirti tavo asmeniniam gyvenimui ir 1 skirtas tarnavimui. Ir visa tai yra susijęs su Dievo žodžiu. Turbūt visiems teko girdėti ir pamokslų daug, kada kalbama, kad labai svarbu Dievo žodis. Sako, stovėk ant Dievo žodžio, statydinkis ant Dievo žodžio. Ir visi mes turim tą pačią Bibliją. Tik tai lieka vienas klausimas, kuris vieną vakarą nuskambėjo mano širdį. Klausimas paprastas. Čia yra Biblija. Ar Biblija yra šviesa? Kaip jūs galvojate? Ir vis dėlto ne. Jeigu dabar iškirpti šitą mano sakinį, dėti internetą, mane apšauktų ko gero eretiku. Bet jeigu Biblija būtų šviesa, kiekvienas žmogus atsivertęs Bibliją suprastų tiesą. Nebūtų ginčų ir būtų visi vaikščiotų šviesoje. Bet kaip keisčiausia yra, kad būtent Biblija sukelia didžiausius ginčus. Yra tiek daug susiskaldimų, nuomonių ir kiekvienas gali savo elgesį, savo doktriną, savo denominaciją patvirtinti Dievo žodžiu. Jeigu kam tenka stebėti diskusijas, aš girdžiu, kad yra, sako, internete labai daug diskusijų, po kiekvienu komentaru būna citata iš Dievo žodžio, iš Biblijos. Pasaulyje nuo pačių baisiausių dalykų iki paprastų daug buvo remiamasi Dievo žodžiu. Inkvizicija išimtinai rėmėsi Dievo žodžiu. Atiduoti kūną šėtonui. Net Hitleris ir naciai, jie nesipriešino Dievo žodžiui ir naudojo Bibliją nacizmo teorijai. Kiekviena denominacija iškelia ir sako, mes žinom Dievo žodį, mes to remiamės. Kaip tai yra, jeigu Biblija yra šviesa, kodėl tiek daug tamsos? Ir čia yra viena iš pagrindinių klaidų, kodėl daugelis supranta Bibliją skirtingai. Nes jeigu Biblija būtų šviesa, bet koks žmogus, paėmęs ją ir atsivertęs, jis iš karto suprastų tiesą. Ir aš nustebau, kad raktas, kuris pirmas raktas, kad Dievo žodis yra žibintas. Aš paskaitysiu psalmę 119-105 eilutė. Tavo žodis žibintas mano kojoms ir šviesa mano takui. Yra 2 dalykai, sako, tavo žodis, pirma, žibintas mano kojoms. Aš pasiemu žibintą ir jeigu aš sustoju ties šitą vietą, jis nieko man neduoda. Turi būti ir šviesa mano kojoms. Todėl paprastas dalykas yra, atversta Biblija, jinai nėra šviesa. Turiu dar vieną demonstracinę priemonę. Jeigu šitoj salėje išjungti šviesą ir nebūtų langų, ir mes atverstumėm Bibliją, jinai vis dėlto būtų tamsa.
tu gali ją skaityti ir daugelis žmonių skaito. Tik vieninteliu atveju Biblija tampa šviesa, kai kažkas tai ją apšviečia. Va šituo atveju aš matau apšviestą rašto vietą, kuri kalba. Senam testamente Dievas pavyzdžiais parodė, kaip bus kiekvieno krikščionio gyvenime. Senam testamente buvo šventoji laiške Žydams 9 skyrius 2 eilutė. Buvo įrengta palapinė, priešakinė dalis, kur buvo žvakidė, stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinosi šventoji. Ir iš tikrųjų, krikščionis po aukos, po išorinio kiemo, aplautas Jėzaus krauju, išteisintas, švarus, jis eina į patalpą be langų. Ir stovi vienoj pusėje duonos kepalai, kitoj pusėje žvakidė. Jėzus pasakė, aš esu duona nužengusi iš dangaus. Ir ta duona tai yra žodis Dievo. Ir jis gali būti valgomas tik tai apšviestas šventosios dvasios. Jeigu aš turiu Bibliją, bet jinai neapšviesta šventosios dvasios, tai yra man doktrinų kratinys. Tai yra teorija ir labai didelis pagundimas ginčams. Toks Dievo žodis, jisai ne tik neapšviečia, jisai sukelia diskusijas, sukelia karus, sukelia nesusipratimus ir niekur neveda krikščionių. Krikščionis tampa doktrinų prikaupusio pilna galva, bet jo gyvenime nėra šviesos. Jeigu paklaustum, ar tu matai, kur Dievas tave veda, ar tu matai prieki savęs nors per 2, per 1 žingsnį, kur viešpats tave veda. Krikščionis dažnai sako, aš šiaip nežinau, aš tiesiog stengiuosi būti geresnis, stengiuosi daryti gerus darbus, bet aš nematau nei kur Dievas veda, nei ko jisai iš manęs nori, nei koks yra mano pašaukimas. Aš nematau prieki savo kojų jokios šviesos. Aš tik turiu Bibliją, kuri yra kaip vandenynas. Ir aš nežinau, kur plaukti. Todėl pirmas raktas, tai yra žibinto raktas, kuris sako, kad Dievo žodis yra žibintas ir šviesa. Nėra arba ir šviesa. Žibintas turi būti pilna šviesos, turi šventoji dvasia man apšviesti raštą ir kelią, kuriuo eiti. Todėl, kada prieki manęs yra Dievo žodis ir šventoji dvasia jį man apšviečia, su kokiu tikslu aš gaunu Dievo žodžio apreiškimą? Vienintelis tikslas yra, kad aš eičiau. Ne kad aš ginčyčiausi, ne kad aš įrodinėčiau doktriną, ne kad aš skelbčiau, kaip turi būti, bet Dievo žodis man apšviečiamas tam, kad aš žinočiau, kur man dėti koją. Ir jis vėl man apšviečiamas. Todėl tikras krikščionis, kurio gyvenime šventoji dvasia apreiškia Dievo žodį, jis seka paskui Kristų. Jis kažkur eina, jisai žino, kur eina ir vaikšto šviesoje. Jėzus, nepaisant įvairių jo gyvenime situacijų, pritrenkiantį dalyką pasakydavo, sako, aš žinau, iš kur atėjau, bet dar svarbiau, sako, aš žinau, kur einu. Nemažai krikščionių, aš buvau savo gyvenime tokį periodą, kada aš galvau, kad esu tikintis, lankydavau bažnyčią, darydavau gerus darbus, bet jeigu manęs būtų paklausę, ar tu žinai, kur tu eini, aš būčiau pasakęs, aš tiesiog, geras žmogus. Aš tiesiog niekam blogo nedarau, bet aš nežinau, kur einu. Dėl to, kad asmeninis Dievo žodžio apreiškimas įmanomas tada, kada tavo viduje apsigyvena šventoji dvasia.
Aš pasiskolinsiu vieną žmogų, vanaglį. Pasiskolinsiu. Senajam testamente buvo duona ir žibintas. Ir žibintas apšvietė duoną, kad tu matytum, ką valgai. Jeigu nebūtų žibinto, tu eini į patalpą uždarą ir tu net nematai, kad čia duona padėta. Tau reikia valgyti šviesoje. Kitaip Dievo žodis jisai bereikšmis. Ta Biblija galima ją padėti į lentyną, užmiršti. Neapšviestas Dievo žodis yra tamsa. Kas įvyko, kada mes priėmėm Kristų? Dievas, reiškia, yra potencialus krikščionis. Vaikšto, jam kai kas Bibliją cituoja, jis pas Bibliją sako, aš nieko nesuprantu, o gal taip reikia, o gal yra manaip, o gal yra trečiaip. Bet jisai pradėjo šauktis Kristų, Kristus nuplauna į savo krauju ir jisai šaukėsi, kad Dievo dvasia apsigyventų jame. Ir tada iš dangaus į jo širdį apsigyvena žibintas. Jame yra šviesa. Ir jis savo nuostabai, atgimęs iš aukšto, paima Bibliją ir jam staiga širdis rodo, kaip ir kas vyksta jo gyvenime. Jis pradeda suprasti Dievo žodį, sako, wow, pasirodo, va, ko Dievas iš manęs nori. Va, ką jis man apreiškia. Ir jis pradeda vaikščioti šviesoje. Wow, Dievas nori, aš atleidžiu tam, mano gyvenimas pasisuka taip, Dievas mane veda. Jis pradeda būti vedamas šventosios dvasios, nes dabar žodis apreiškiamas jo viduje. Bet kiekvieno krikščionio gyvenime būna įvairių dalykų. Palaikyk šitą. Krikščionis gyvena, sako, aš atsiverčiu Dievo žodį, jis man kalba. Aš matau, kad asmuo man kalba, kad čia ne kažkokia doktrina, kad ten Jėzus kalba. Ir velnės visai bando, velnės nebijo Biblijos. Visiškai. Biblijoje yra tiek prispausdinta pasaulyje, tai populiariausia knyga, daugiausiai skaitoma, ir velniui nesvarbu, Bibliją jis nebijo, bet jis bijo šviesos. Ir staiga jisai ten įžeidžia kažką, padaro, kažkokius rūpesčius, ir ta šviesa užsidengia sluoksniu, užsidengia neatleidimu, užsidengia rūpesčiais. Ir krikščionis tuo metu sako, aš atgimęs iš aukšto, aš kalbu kalbomis, aš einu į bažnyčią, bet, man Biblija, nieko nekalba, aš nieko nesuprantu. Kas man yra? Aš nežinau, ko Dievas iš manęs nori, kaip man gyventi, ar man rinktis tą, ar antą. Jis turi savyje žibintą, kuris šviečia. Bet kažkas užmeta dangalą. Ir tas dangalas gali būti įvairūs dalykai, gali būti vienas iš stipriausių dangalų, kuris momentaliai užkrenta, tai yra neatleidimas, tai yra kartėlis, tai yra pavydas, susiskaldimai. Ir širdis, jinai nebemato Dievo žodyje šviesos. Sako krikščionis, aš atsiverčiu Bibliją ir aš nežinau, kaip suprasti. Aš ten nematau asmens, aš matau moralės kodeksą, kuris sako, kaip reikia gyventi. Ir aš bandau taip gyventi, bet ne visada išeina. Ir Jėzus, kalbėdamas apie žibintą, jisai mato Evangelijos 6 skyrius 22-23 eilutė. Sako, kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus šviesus. O jei tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Taigi, jei tavyje esanti šviesa yra tamsa, tai kokia baisi toji tamsa. Iš esmės Jėzus sako, jeigu tavyje šventosios dvasios šviesa yra uždengta ir tau tampa tamsa, tai
pagalvojau, kokia tikroji tamsa yra. Todėl krikščionį atgimusiam iš aukšto, kalbančiam kalbom, įmanoma vaikščioti tamsoje. Kada jo žibintas uždengtas ir jo akis tampa nesveika. Visas kūnas, sako, tamsoje. Ką reiškia? Visas gyvenimas jis be tikslo, jis nežino kur. Nežino man daryti tą ar daryti tą. Dievas nori to ar ano. Krikščioniškas gyvenimas tampa nuobodus. Biblija tampa nuobodi, nes tu tą patį skaitai, kad tau reikia kažką daryti, bet tai ne viskas pavyksta. Bendravimas su krikščionim tampa atsibodęs. Bažnyčia tampa neįdomu. Ir krikščionis pradeda kelti klausimą, argi tai yra gyvenimas? Argi tai yra, dėl ko aš gimiau iš aukšto? Nejau įkurtas antgamtinis Dievas, bet Dievo antgamtiškumas yra viduje. Todėl pirmas raktas į Bibliją tai yra apreiškimas, vaikščiojimas šviesoje. Kada tau žodžio apreiškimo reikia nepagrysti savo nuomonę, nesudalyvauti ginče, bet kad tu sektum paskui Jėzų. Man reikia asmeninio apreiškimo, kalbančio Jėzaus mano viduje. Ir tai yra antgamtinis gyvenimas. Aš neįsivaizduoju laimingesnio gyvenimo, kaip žinoti, iš kur tu eini ir kur tu eini. Tai yra didžiausias palaiminimas, saugumas. Aplink tave gali nevykti vieno stebuklo, bet didžiausias stebuklas – Dievas tavyje. Apšviečiantis, rodantis, vedantis. Ir tai pirmas raktas. Antras raktas, kurio pavadinimas, aš jį pavadinau dviašmenis kardas. Laiške Žydams 4 skyrius 12 eilutė. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies mintis bei sumanymus. Apreiškimo knygoje taip pat Jėzus apibūdinamas, iš kurio burnos išėjo dviašmenis kalavijas. Savo nuostabai ir nusivylimui aš supratau, kad Dievo žodis yra ne vienašmenis kardas, bet dviašmenis. Tais laikais dviašmenis kardas simbolizavo dvejopą poveikį Dievo žodžio mano gyvenime. Dievo žodis, jis atneša ir privalumus į tavo gyvenimą, ir problemas. Dievo žodis ir padeda, ir sužeidžia. Dievo žodis ir duoda naudą ir nuostolius. Jobo knygoje 5 skyrius 18 eilutė. Jobas sako, jis sužeidžia, bet ir aptvarsto. Jis sumuša, tačiau ir pagydo. Aš pastebėjau, kad savo gyvenime aš pradėjau gyventi nepilnavertišką krikščionišką gyvenimą, kai ignoruodavau, kad Dievo žodis mano gyvenime turės dvejopą poveikį. Kartais, kai vaikas, kuris nuvalgo grietinėlę arba razinkas ir palieka didžiausią dalį biskvitą, kur yra neskaniausia, kur nėra jokio saldaus, taip kartais ir krikščionis, jis apriboja Dievo žodį, sako, aš iš Dievo žodžio priimsiu tik tai, kas yra gražu, kas mane sako, kad myli, kad geras, nebijok. Ir atsiriboju nuo bet kokio žodžio, kuris kartais jisai kalba aštriai senam žmogui. Jeigu aš įtikiu ir ateinu į bažnyčią, girdėdamas pamokslą, kad jei tu tikėsi Jėzų, seksis tau ir visiems tavo namam, aš būsiu suklaidintas, nes po kiek laiko aš pamatysiu, kad Dievo žodis atneša sunkumus. Dievo žodis pabara, Dievo žodis
suteikia nuostolius. Ir čia panašu kaip su pinigu, kada pinigas turi herbą ir skaičių. Ir kada aš imu pinigą, aš jo negaliu atskirti. Mano gyvenime Dievo žodis, jis kalbės ir kartais jis yra nemalonus man. Ir sėkmingas krikščionis yra tas, kuris išmoksta ne tik priimti tai, kas yra jam gera, bet labai dažnai tu viduje jauti kovą, kada Dievo žodis tave skatina kalbą ir tu jauti kovą viduj, pasiduoti, nepasiduoti. Nes viena dalis tavo nenori, viena dalis priešinasi. Ir sėkminga krikščionybė yra ne tai, kada tu priemi tik gerus dalykus, bet būtent antrą Dievo žodžio poveikį. Kada vaikui sakai, būk geras, suvalgyk saldainį, jam jokių pastangų nereikia, jisai iš karto daro. Bet jeigu jam pasakysi, žinai, dabar pirmą sriubą, po to saldainį, jau viskas kitaip yra. Lygiai tas pats ir su Dievo žodžiu. Jis yra pilnavertis, turintis dvejopą poveikį mūsų gyvenimui. Ir jeigu aš išmoksiu priimti tai, kas ne visada man patinka, Dievo žodis darys tai, kas parašyta, bus efektyvus, veikiantis ir galingas. Jeigu aš priimu tik tai, kas man patinka, aš sumažinu Dievo žodžio efektyvumą savo gyvenime. Ir aš pastebėjau, kad didžiausi pokyčiai mano asmeniniam gyvenime vyko būtent tada, kada buvo žodžio poveikis ir reikėjo kažką paleisti. Ir reikėjo viduje padaryti tai, ko pusė tavęs nenori. Todėl antras raktas, daugelis šiais laikais nori iš Dievo žodžio išimti tai, kas populiaru, kas gražu. Tu esi geras, tu dabar naujas kūrinys, niekas tau nieko niekada blogo, viskas yra ramu, gražu, gera, puiku. Tiesiog gyvenk naują gyvenimą. Jeigu Dievo žodis tampa tik tai toks, aš galiu pastebėti, mano gyvenimas tampa nebepaliestas Dievo žodžio taip stipriai, kaip galėtų. Todėl antras raktas, atrakinantis į asmeninį Dievo žodžio pažinimą, leisk Dievui kalbėti viską. Nuo A iki Z. Jisai sako, aš esu alfa ir omega. Dievas žino, kada ir ką tau kalbėti, nereikia bijoti. Dažnai būna taip, kad o jeigu Dievas mane dabar nepasakys, kad myliu, bet tiesiog sudraus. Ar tai reiškia, kad jis mažiau mane myli? Ne, tiesiog galbūt atėjo laikas tave apsaugoti, tave išugdyti. Todėl po asmeninio preiškimo labai svarbu vis priimti Dievo žodį kaip dviašmenį kalavijį. Nes aš tada leidžiu tai šviesai kristi ten, kur jisai nori. Aš nebandau to žibintuvėlio valdyti ir sakyti, Dieve, tu man kalbėsi dabar tik apie prabudimą. Tu kalbėsi man, kad per mane prikelsi mirusius, kad per mane gydysi ligonius. Vat kreipiam šitą. Vat į šitą pusę, ašgi bandau atsiveršti šitą rašto vietą. Ta psalmė, kurioje tiek daug, bet Viešpats kaip tyčia tau vis kalba kažkodėl apie tai, kad reikia laiku išplauti indus. Ir tu niekaip nesuvedi su prabudimu. Jis sakai, Dieve, tokiom smulkmenom tu neužsiminėjai, man reikia jėgos. Todėl, kada mes ateinam be išankstinės reakcijos ir leidžiam Dievui kalbėti tai, ką jis nori, mes pradedam matyti šviesą, pradedam matyti išeitį, kartais reikia nusižeminti ir priimti išeitį, kuri veda pro neišvaizdžias duris, kada šalia stovi labai gražios duris. Ir šitie du raktai, jie skirti tavo asmeniniam augimui, kad gyvenimas tampa pilnavertis. Tu matai, kad Kristus realus, kad jisai žino tavo gyvenimą, kad jis turi planą, kad jisai veda tave.
Ir trečias raktas tai yra Dievo žodžio naudojimas tarnavimui. Nes labai daug šiais laikais yra ginčų, kada būtent išeinama už ribų asmeninio bendravimo su Kristumi kaip žodžiu ir įeinama į mokymą, įeinama į tarnystę Dievo žodžiu. Be šitų dviejų raktų tarnavimas Dievo žodžiu yra beprasmis. Nors nepaisant šiais laikais yra labai daug Biblijos mokyklų, mokymusi, be pirmo ir antro rakto, be apreiškimo ir be pilno Dievo žodžio priėmimo, tarnavimas žodžiu, dalinimas į žodžiu, mokymas yra visiškai beprasmis. To rezultatas būna ginčai, susiskaldimai, pyktis ir savo teisumas. Galima tą pastebėti, žmogus, kuris ignoruoja šitos du raktus, sako Paulius, daugelis nori būti įstatymo mokytojais, sako, bet nežino, ką jie kalba ir taip įtikinamai tvirtina. Tai yra galima labai įtikinamai kalbėti, galima dėstyti doktrinas, bet jeigu asmeniniam gyvenime nėra šviesos krentančios į Dievo žodį ir Dievo žodis nėra filtruojamas, priemamas visas, tarnavimas Dievo žodžiu, dalinimasis jis jokios vertės neturi. Taigi, kalbant, jeigu tavo gyvenime atsiranda šitie du raktai ir tu pradedi matyti, kad Kristus gyvas, kad jis realus, kad žodis nėra raidė, kad jisai kalba, kad jis turi iniciatyvą, ne tu jau manipuliuoji, ne tu įkalbinėjai žodį save, bet jis įtikina tave. Tada atsiranda tarnavimas žodžiu. Antram laiške Korintiečiams 3 skyrius 6 eilutė, kuris padarė mus tinkamus būti naujosios sandaros tarnais, ne raidės, bet dvasios, nes raidė žudo, o dvasia teikia gyvybę. Kartais yra toks supratimas, kad sako, kaip tavo gyvenimas yra žodžio ar dvasios. Reiškia, arba bažnyčia ar žodžio, ar dvasios. Iš tikrųjų, jeigu bažnyčia yra tik žodžio, tai yra tragedija. Jeigu bažnyčia yra tik dvasios, tai yra tragedija. Nes šitų dalykų neįmanoma atskirti. Todėl Paulius rašo, sako, mes tarnaujam ne raidės tarnais, bet dvasios. Kalba yra apie žodžio dvasią. Nes dvasia yra žodis. Todėl Paulius rašo, sako, mes tapome, tiksliau Dievas mus padarė tinkamus tarnauti ne raidė, ne gramatinę struktūrą, ne doktriną, bet raidės užrašyto žodžio dvasia. Aš kaip minėjau, kad galima Dievo žodį cituoti bet kuriai savo situacijai. Ir tu rasi patvirtimų. Jeigu, aš vis prisimenu, jeigu tu linkęs labai greit supykti, tai labai noriai cituosi rašto vietą apie Jėzų su botagu. Jeigu nori dar kažką rasti ir sakyti, kad nieko nereikia daryti, tu sakysi, parašyta, lauk viešpaties. Jeigu viešpats tave skatina laukti, būti kantriu, tu ekspresyvus, parašyta, lėkit, skubėkit, dirbkit dėl Dievo. Reiškia, viskam tu rasi rašto vietą. Ir todėl tau gali būti chaosas. Tai man dabar laukti ar skubėti. Tai man dabar pasiduoti Dievui ar kovoti. Tai man dabar apie patepimą kalbėti ar apie kraują. Ir tai yra pilna žodžio. Net velnias naudoja žodį. Jisai Jėzų gundė su žodžiu, sako, parašyta, angelai tave nešios ant rankų. Reiškia, pats žodis, pati raidė, jinai dar nieko nereiškia. Yra pagrindinis dalykas, kokioje dvasioje jinai atnešama. Ir jeigu nėra žodžio ir dvasios sąjungos, viskas yra iškreipta. Dvasia be žodžio, jinai paklaidina. Žodis be dvasios paklaidina. Tik tai žodis kartu su dvasia yra gyvas, tai yra Jėzus.
Vat jeigu žodį ir dvasią atskirti yra Jėzaus lavonas, o jeigu juos sujungti, tai yra gyvas asmuo kalbantis. Todėl bet kuris kraštutinumas jisai veda į paklydimą. Dar vienas dalykas, tarnaujant Dievo žodžiu, aš iš savo begalės klaidų. Tarnavimas Dievo žodžiu, jisai turi būti palydimas pranašystės dvasios. Tai nėra doktrinos mokslo dėstymas ir visas žodis užrašytas iš esmės pranašystės dvasia. Visas Senas testamentas užrašytas pranašų, Naujas testamentas užrašytas apaštalų pranašystės dvasioje. Ką tai reiškia? Kad Dievo dvasia numatė žodį visiems laikams. Ir tarnavimas žodžiu jisai turi turėti pranašystės dvasią. Kodėl? Jis sako, buvo susirinkę pranašai ir mokytojai. Aš galiu priskambinti daug malkų, jeigu aš ruošiuosi pamokslui ar analizuosiu doktriną, ją dėstysiu, nes aš galiu su teisingu Dievo žodžiu kažką nužudyti, o kažko nepastebėti. Kodėl reikalinga pranašystės dvasia? Tarkim, aš gyvenu asmeniniame apreiškime ir Dievas man, aš augu, pradeda kalbėti ir drausti mane, subarti, kad dėl maldos gyvenimo, dėl kitų dalykų ir mane tas žodis paliečia, aš uždegtas tuo žodžiu. Ir ateinu į bažnyčią ir pirmoji eilėje sėdi prieš savaitę tikėjęs krikščionis. Ir aš pradedu dalintis savo preiškimu ir sakau, kaip tavo maldos gyvenimas. Tu žinai, kaip Dievas mane barė. Ir aš tą prieš savaitę tikėjusi praktiškai nužudau ir uždedu ant jo naštos svorį, kurio jis negali pakelti. Lygiai tas pats Dievas kalba apie malonę, apie atleidimą, apie tai, kad jis geras. Ir aš ateinu ir mane tas žodis paveikęs ir aš pradedu dalintis su žmogumi, kuris manipuliuoja Dievu, kuris galvoja, kad galima čia, Dievas vis tiek atleis. Ir aš prieinu, taip, Dievas geras. Nieko nebijok, viską Dievas atleidžia. Ir toks tarnavimas, jis yra be asmeninio Dievo vedimo, nes žodis turi poveikį realiausia tada, kada jis yra tinkamu metu, tinkamam asmeniui ir tik Dievas pažįsta širdį. Todėl tarnavime visada yra jautrumas Dievo dvasiai, kad aš negaliu paskelbti bendros teorijos, nes šiandien kažkam, pavyzdžiui, iš jūsų reikia paguodos, o kažkam reikia padrąsinimo, kažkam reikia tik atleisti. Ir aš to nežinau. Todėl tarnavimas žodžiu, jisai yra įvairialypis, yra mokymas, yra pranašavimas, yra pamokslavimas. Ir kada, sako, jūs susirenkat kartu, sako, kiekvienas kažką turi. Ir Paulius visada pirmenybę reiškia apreiškimą, kad Dievas duoda apreiškimą, žinodamas žmonių širdį, žinodamas bažnyčios stovį. Ir 7 bažnyčiom Dievas kalbėjo 7 skirtingas žinias, kurios gyveno tuo pačiu metu. Ir jis žinojo, ko kam reikia. Todėl lygiai tas pats yra ne tas pats, kad Dievas kalba Alytui, jisai visiškai skirtingai kalba Vilniui, dar skirtingai kalba Kaunui. Jisai skirtingai kalba Lietuvai negu Amerikai. Skirtingai kalba Izraelyje, palestiniečiam ir korėjiečiam. Todėl krikščionis, kuris galvoja, kad tarnavimas žodžiu, tai yra Biblijos žinios, vaisių rezultatų nebus. Nes kiekvienas iš mūsų, jam reikalingas asmeninis Dievo žodis, Dievo prisilietimas. Prie šito rakto, tarnavimo rakto, dar vienas iš dalykų tai yra
supratimas, kad Dievas šiame pasaulyje, jisai veikia kaip kvailys. Ir man reikia pažinti Dievo kvailystę. Tol, kol mano logika vyraus kaip varomoji jėga, kad aš galiu išmastyti, logiškai sudėlioti žodį, aš žaisiu su Dievu kaip katė su pele. Dievas tarytum daro viską priešingai. Ir parašyta, kad Dievo kvailystė stipresnė už žmonių išmintį. Todėl visada pats svarbiausias dalykas žodėje yra širdis. Ar neteko pastebėti, kad ir asmeniam gyvenimą, ir bažnyčioje, ir pačiam Dievo žodį, Dievas elgiasi pasaulio standartais kaip kvailys. Kada reikia nugalėti, jis miršta. Kada reikia eiti tarnauti, jis eina į dykumą. Patepimas nužengia, jis užpildomas šventąja dvasia. Ir logika ką sako? Eik tarnauti. Bet jis vedamas į dykumą. Kada minia susirenka pilna išgydyta ir Petras ateina, sako, pasisekimas Jėzau nerealus. Tiesiog visi laukia, vat jau salės prikimštos, tau tik ateiti reikia. Aš net atgimęs krikščionis, be abejo ateičiau. Bet Jėzus po maldos sako, man skirta eiti į kitus miestelius, kur laukia 4-5 tikintieji. Ir logika sako, tai neefektyvu. Tai yra kvaila, tai yra jėgų švaistymas. Todėl Dievo žodis jis yra pasaulio standartais kvailas. Todėl nereikia nustebti, kad ir mano ir tavo asmeniam gyvenime Dievas elgsis kvailai. Ir aš pažiūrėjau labai daug sprendimų, kuriuos paskatino Dievo dvasia, jie buvo vieni iš kvailiausių. Taigi, matydami Dievo žodį, tai yra tie 3 raktai, kurie Dievo žodį padaro gyvu. Mano visada svajonė, troškimas buvo, kada aš atgimiau iš aukšto, Kristus man buvo labai realus. Atrodė, kad jis visur veikia. Ir Dievo žodis pasidarė labai įdomus. Bet kažkur praėjus keletui metams, 1,5, aš pastebėjau, kad aš viską darau iš įpročio, darau iš tradicijos, arba iš to, kad tai aš išugdžiau kažkokius išugdžiau sugebėjimą arba nuolat ateiti į bažnyčią. Išsiugdai savybę nuolat ateiti į maldą, nuolat ateiti į ląstelę, nuolat atsivers Bibliją. Bet kažkuriuo metu aš pastebėjau, kad visą tai aš darau tik dėl to, kad tai atsirado kaip įprotis, kaip tradicija. Ir kada išgirsdavau apie realų Dievo veikimą, ir aš ne visada turiu omeny ženklus ir stebuklus, Dievo žodžio realumas, kada tu žinai, kad kažkas kitas bendrauja su tavim. Man nieko nėra nuobodžiau ir baisiau, kaip mušti vienus vartus. Ir aš pastebėjau, maldos gyvenimas jis gęsta tik dėl vienintelės priežasties, kada žaidi vienus vartus. Dievas neatsako, jis atgal nekalba. Nereiškia, kad tu prašai ir negauni, bet tu tik išsimeldi, bet atgal nieko. Aš anksčiau buvau susinormavęs maldos gyvenimo laiką ir eidavau su tikslu išsimelsti 20 minučių, išsimelsti 40 minučių, išsimelsti valandą. Ir kažkuriuo metu aš pamačiau, kad aš meldžiuosi vienas. Iš tikrųjų, pats nuostabiausias dalykas yra, kada Dievas atsako tau. Ir su krikščionišku amžiumi Dievas kalbės daugiau, negu tu meldiesi. Dievas kalbės tau daugiau, negu tu jam kalbi.
Todėl tas realumas Dievo žodžio, jis tampa be galo traukiančiu. Aš nežinau, pats nuostabiausias dalykas yra būti vedamam Dievo žodžio. Va tas stovėjimas ant Dievo žodžio, ką tai reiškia? Aš galiu atsistoti tik vienoje vietoje. Vat pavyzdžiui, čia visur yra Dievo žodis. Vat visos grindys yra Dievo žodis. Ir aš sakyčiau, dabar aš stoviu čia, stoviu ant Dievo žodžio. Bet jeigu jis neapšviestas, tai yra iliuzija. Tai yra savęs įtikinėjimas ir tu viduj matai, kad tu neturi širdies tikėjimo. Bet kada šviesa krenta ant tako, tau be jokių pastangų, tu sakai, aš matau, aš stoviu va šitoj vietoj, kuri yra apšviesta. Aš negaliu stovėti ant tamsios vietos. Kodėl, sako, va ir Korėjai buvo atvejais, kada mergaitės, jos paskaitė, sako, Petras ėjo vandeniu, kodėl mum ne? Parašyta, Petras ėjo vandeniu. Viskas įmanoma su Dievu. Absoliučiai viskas. Ir jos stovėjo ant žodžio neapšviesto ir nuskendo. Bet Petras, prieš pradėdamas eiti, sako, Viešpatie, jeigu tu ištark, apšviesk man šitą kelią, kurioje apšviesk. Ir Jėzus sako Petrui, ateik. Tada jis ėjo ant apšviesto žodžio, nes ėjo žodis, kuris yra šviesa. Taip pat ir mūsų gyvenime, kodėl dažnai krikščionis nežino pašaukimo savo, jis bando įvairius dalykus, planuoja savo gyvenimą, dėl to, kad trūksta pagrindinio dalyko, šviesos, tavo kojom ir keliu. Aš visada anksčiau truputį buvau užsigandęs, kada galvau, kad kažko nedadarysiu Dievui, nedatarnausiu. Yra taip panašu, kada krikščionis sako, pasiema rašto vietą, viskas įmanoma Dievui, arba viskas įmanoma tikinčiam. O jeigu čia būtų visos grindys Dievo žodis, ir sakyčiau, ar Dievui įmanoma prikelti iš mirusių tavo tėvus? Pasakytum, įmanoma. Ar Dievui įmanoma duoti vaikų, kai tau 80? Žodis sako, įmanoma. Ar Dievui įmanoma nuraminti audrą? Įmanoma. Ar Dievui įmanoma perskirti jūrą? Įmanoma. Ar Dievui įmanoma 5 tonas batonų išlieti? Įmanoma. Ir krikščionys atsistoja prieš visą šitą amplitudę ir sako, viskas įmanoma tikinčiam. Wow, nu, ką man dabar čia pasirinkti? Ar audra, ar jūra? Tavo gyvenimas yra va tik tai siaurumas tik toks. O Dievui įmanoma va tiek. Ir man vienintelis klausimas. Dievui viskas įmanoma, bet ką jis darys, kas jam įmanoma tavo gyvenime, tau reikia sužinoti. Jam įmanoma duoti vaikų, kai tau 80, bet tau, ką jis darys tavo gyvenime, kas jam bus įmanoma tavo gyvenime. Mano gyvenimas per siauras, kad paimti visą Dievo žodį. Man reikia šviesos ir kelio, kas Dievo bus įmanoma mano gyvenime. Ir tada prasideda tikėjimo laivas, jis pradeda plaukti tam tikrą kryptimi, nes Dievas apšviečia. Aplinkui viskas įmanoma. Viskas. Bet ne tu esi iniciatorius ir tikėjimo autorius. Tikėjimo autorius yra Jėzus. Jis yra tavo planas, tavo idėjos. Todėl pagrindinė maldos esmė, užbaigiant žodžio tarnavimą, tai yra, kad šviesa kristų tau. Tai yra apreiškimas. Pagrindinė jeigu maldos gyvenimas yra be atsako, tai yra klausimas, ar jis teisingas.
Jeigu tai yra tik išsimeldimas ir nėra jokio atsako, jokio apreiškimo, tai ne visavertis. Todėl pagrindinis maldos gyvenimo tikslas yra apreiškimo šviesa. Kai kas, aš anksčiau irgi cituodavau tą vietą apie Danielio, apie 21 dieną, ir vienas syk išsigandau, kad aš pradėjau tikslą daryti, kad Danieliaus tikslas buvo 21 dieną pasninkauti. Jis net nežinojo, kai pradėjo melstis, kiek jis pasninkaus. Jo tikslas buvo gauti apreiškimą. Todėl mano maldos tikslas nebėra išsimelsti valandą, nebėra pasninkauti 2 dienas ar dieną. Maldos tikslas yra: Dieve, siųsk šviesą mano kojoms, mano takui. Aš noriu sekti paskui tave, aš noriu eiti. Ir kada tu seki paskui Jėzų, tu neturi laiko ginčytis. Tu neturi laiko įrodyti doktrinų, nuomonių, tam nebėra laiko. Ir Jėzus, kada sekė paskui tėvą, priėjo kažkas sako: Jėzau, va brolis neteisingai elgėsi su manimi. Argi tau nerūpi, argi tu negeras Jėzus, argi tu neteisingas? Jėzus sako: o kas mane pastatė? Aš žinau, iš kur einu ir kur einu. Todėl krikščionis, velnio pagrindinis tikslas, kaip tave išvesti iš apreiškimo šviesos tavo asmeniam gyvenimui ir įvelti į diskusijas, įvelti į gerus darbus, įvelti bet kokius dalykus, kurie neskirti iš Dievo. Nes krikščionybės yra esmė keliuose žodžiuose. Jėzus apibendrino mūsų krikščionišką gyvenimą paprastų dalykų. Mano avys girdi mano balsą ir seka paskui. Jeigu aš savo gyvenime nematau jokio atsako iš Dievo, aš neseku jo. Aš galiu daryti daug gerų darbų, galiu lankyti bažnyčią, bet jeigu apreiškimo šviesa ir žodis man nepreiškia, nekalba, jeigu aš virstu tik tai išsipūtusią galvą, tai mano krikščionybė yra saviapgaulė. Todėl Jėzus ir sako savo žodį: visi, kurie trokštat, ateikit pas mane. Aš, visur Jėzus sako aš kaip asmuo tave nuraminsiu, aš kaip asmuo turiu tavo gyvenimui planą. Tau nereikia pačiam vargti, analizuoti ir sugalvoti gyvenimą. Jis turi tau tobulą valią, kuri tau tik vienam tau tinkama taip, kad tu joje būsi saugiausias, tvirčiausias ir laimingiausias. Tik Dievas sako: aš noriu, kad tu tai sužinotum. Ir pagrindinis trūkumas, aš buvau savo gyvenime pastebėjęs, man tai nerūpėjo. Aš tiesiog norėjau daryti daug gerų darbų, bet praleisdavau ir užversdavau Bibliją, nukirpdavau vieną sakinį. Sako: bet jis pašaukė mus geriems darbams. Aš užverčiau Bibliją, užverčiau ir pirmyn. Bet nedaskaičiau, kuriuos Dievas parengė mums atlikti. Viskas yra mums parengta. Mums reikia sužinoti, kokiu keliu eiti. Todėl nereikia savęs lyginti su niekuo. Petras, kad buvo pašauktas paskui Jėzų, jisai jau eina, bet jam įdomu, dėl ko tas Jonas iš paskos eina. Sako: šitas ką? Jėzau, paaiškink ir jo pašaukimą man, nes eina iš paskos maža ką. Ne visi eina, kokie tie paštalai, kodėl tik Jonas vienas? Jėzus sako: kas tau darbo? Tu sek paskui mane. Todėl aš kartais pastebiu, krikščionys prasivelia ginčus apie kitų gyvenimus, apie kitų pašaukimus ir nebėra laiko sek paskui Jėzų. Jeigu Dievas tave pašaukė ir tu matai šviesą, sek paskui ir nuves ten, kur reikia. Amen?
Aš tiesiog noriu trumpa malda pasimelsti, jeigu kažkas salėje yra ir jūs jaučiat, kad atgimęs iš aukšto, bet tarytum kažkas ant to žibinto, kuris yra viduje, yra užmesta. Kad jūs nematot šviesos priekį. Mes pašaukti ant gamtiniam gyvenimui, ant gamtiniam, kad krikščionių gyvenime nėra siurprizų. Siurprizų ta prasme, kad Dievas rodo kelią. Tu žinai, kur eiti. Galbūt nežinai 100 žingsnių, bet 1 ar 2 tu visada žinai. Tai yra antiek natūralu ir kiekvieno krikščionio gyvenime tai yra, kad sako, mes vaikščiam šviesoj. Mes neturi būti išsigandę, pasimetę, kaip išmesti kažkur ir palikti iki Jėzaus antro atėjimo. Mes tiksliai žinome, kur einame. Aš norėčiau, kad pasimelsti už tuos, kurie jaučia tą dangalą savo viduj. Arba nori šviesos. Ar yra tokių?